Sveikos atkeliavusios į mano vlogą, pradedu jį nuo plaukų dažymo. Pas mane savaitgalį buvo atvažiavusi mama ir mes nusprendėme, kad jau reikia tikrai atšviežinti mano plaukus, nes tuo aš parodysiu, kaip jie atrodo. O atrodo jie tikrai prastai, jau nemažai yra nuaugę ir žili šviečia, tai reikia šitą viską sutvarkyti, nes, tiesiog, no. Dažau aš plaukus nuplaunamais L'Oreal dažais be amoniako ir visada, žinokite, esu labai patenkinta. Pasižiūrėkit, kokia graži spalvytė gavas. O dabar aš persikeliau į virtuvę. Čia jau yra pirmadienis. Diena, kai mano mažylis pradėjo sirgti. Aišku, mano visa palaikymo komanda kartu su manimi. Taip pat dukrytė tą dieną pasijuto prastai. Todėl pasilikom ją namie, kad neįsisirgtų ir bet viskas gerai. Šiek tiek kosėjo, šiek tiek galbūt nosytė nori ir bėgti, bet ji dar vis laikosi. Darausi pusryčius savo vaikams. Iš tikrųjų, naktis buvo labai sunki, aš praktiškai buvau nemiegojusi, dėl to atsikėlus tiesiog iškepiau vaikams po kiaušinį ir tai buvo tiesiog viskas, ką aš galėjau tuo momentu padaryti. Tikrai labai didelis nuovargis jaučiasi man, jeigu aš nepailsiu, nepamiegu, gerai nepavalgau. Ir tada jau nukenčia šiek tiek ir visi kiti. Bet turime vieni prie kitų derintis ir tai dienai gerai suėjo ir kiaušinis. Atsigėriau vandens su citrina ir pajutau, kad pati jau noriu valgyti. Radau užsivoliojusi kažkokį pomidoro gabaliuką ir galvoju, reikia su juo kažką padaryti, nes kitaip jis keliaus į šiukšliadėžę ir aišku, maisto švaistyti nesinori. Todėl aš jį tiesiog pasikepiau irgi savo su kiaušiniu. Žinokit, kartais kaip pagalvoju, atrodo, kad toj virtuvėje niekada nesibaigia jokie darbai. Tik išimi, sudedi, vėl krauni, išimi, sudedi, vėl krauni, tai indaplovę vėlai kažką tvarkai. Ir nėra tam jokio galo. Tai mano pusryčių eilė kaip ir ateina pagaliau, bet vis tiek norisi kažką apsivalyti, kažką patraukti, kažką atrodo, kad jeigu padarysiu dabar vėliau nebus šito visko, bet aišku vis tiek prisikaupė. Atėjo laikas, suspjaustų savo tą jau mirštantį pomidorą ir pasikepiau kartu su kiaušiniu keptuvėje ir man, žinokit, labai skanu, kažkodėl man pastaruoju metu labai patinka šita tokia košytė su kiaušiniu ir pomidoru. Tikrai gana dažnai pasidarau, jeigu yra pomidoras. Prie visko užsitepiau dar 2 skrebučius su paštetu ir pasidariau sumuštinuką su vištienos krūtinėlė. Ten tokia dešrytė vištienos krūtinėlės. Ir aš kai atsisėdu valgyti, žinoma, jau ateina antriem pusryčiam mano sūnus. Jisai visada mėgsta pavalgyti. Čia aš dar nežinau, kad pas jis tomatitas, tai aišku valgom kartu iš vienos šakutės. Nebūčiau to darius, jeigu būčiau žinojus, kad pasitomatys, bet ką dabar daryti. Ten aš įmigdžiau, dirbau, čia jau pas mane mergaitės yra kita diena. Tiesiog nebuvo kada ir kažką filmuoti, nes, sakau, vaikas prastai jautėsi, pastoviai norėjo ant rankų būti, glaustytis ir panašiai. Todėl, žinoma, mano prioritetai kaip ir aiškus buvo tomis dienomis. Aš tiesiog bandžiau suderinti savo motinystę, darbus ir atlikti savo pareigas.
Tai kažkiek gaminti, kada gaunasi, nes iš tikrųjų gaminti gaudavosi retai. Vakarienių praktiškai nedarydavau, nes jau vakare būdavo labai sunku. Tiek man fiziškai, tiek ir mažyliui, jis į vakarą pradėdavo vis prasčiau jaustis. Tai va tokios buvo tos mano pirmos kelios dienos šią savaitę. Bet žinoma, reikalai vėliau pradėjo gerėti. Čia jau ketvirtadienis. Aš laukiu vizito pas savo gydytoją, kuri prižiūri mano nėštumą. Na ir čia penktadienis. Merginos, galite pasveikinti. Aš išėjau į dekretą šiandien. Tai vat. Kažkaip taip laikas bėga. To jau ir pilnuko nebus. 30 savaičių lydėjo. Atsirado laiko šiek tiek pakalbėti kamerą. Iš tikrųjų, pas mane dabar tikrai toks sunkus laikotarpis, nes mano mažylis susirgo stomatitu ir ganėtinai taip sunkiai serga, prastai jaučiasi visą savaitę. Va šiandien jau yra, pas mus jau yra šiandien penktadienis, jisai serga nuo pirmadienio. Tai va tik jau šiandien jau jam kažkiek lengviau. Tai labai džiaugiuosi, tikiuosi dabar tik tais jau jam gerės. Labai laukiu, kada aplamai pasveiks, nes mano mažylis jis alkanas, jis negali normaliai pavalgyti, negali atsigerti. Naktį labai neramus, daug verkia, mėtosi ir panašiai. Tai va, man labai yra sunku, nes aš su juo miegu, man reikia stebėti, kad jis man į pilvą nesuduotų, save kažkaip apsaugoti ir tuo pačiu ir jį paguosti. Tai, sakau, visiškas iššūkis. Šiandien labai gražu lauke, šiek tiek yra pasnygę, labai toks malonus šaltukas, labai faina. Važiuoju aš dabar namo, užvažiuosiu parduotuvę, noriu nusipirkti keptuvę blynams, nes aš turiu tokią vieną didelę, o labai noriu tokios mažesnės, kad vaikučiams greitai padaryti, nes jiems kartais tie blynai, kuriuos aš darau, yra tiesiog per dideli. Tai vat. Gerai, mergaitės važiuoju, nes visi išeina iš poliklinikos, žiūri į mane. Šiandien aš jau esu išleista į dekretą, džiaugiuosi. Ir galiu ramiai laukti savo trečio vaikelio. Bet dabar važiuoju pas savo antrąjį, nes pirmoji mano mokykloje, tai reikia važiuoti pas antrąjį vaikelį ir būti su juo, nes jam dar nelabai gerai. Aš jau atvažiavau namo. Kai ką užvažiavau nusipirkau, tai noriu parodyti, ką pirkau. Tai labai norėjau tokios naujos mažesnės keptuvės blynams. Tai paėmiau štai šią, dabar iki akcija su kortele, jinai kažkas ten tokio 11 ar tai 12 eurų. Tai bus labai man patogi, nes aš turiu keptuvę blynams, bet jinai labai didelė, o va šita yra tokia, kokios man reikia. Dar užkąsti paėmiau savo, tai sumuštinuką valgau dabar ir cinamoninę bandelę labai mėgstu. Pas mus yra čia netoliese kepyklėlė, tai visą laiką ten imu. Labai šviežia, labai skanu. Ir dar buvau užėjusi į mėsos ir žuvies krautuvėles. Dar iki buvau užėjusi, paėmiau jautienos šonkauliukų, 2 gabaliukus, nes noriu patroškinti savo sūneliui. Kas ne čia? Pas man, žinot, labai džiūna lūpos. Baisingai ir niekas nepadeda, jokie balzamai, jokie vazelinai ir panašiai. Tai, dar paėmiau duonytės šviežios, tai labai kokni juoda duonytė, labai norėjau lašinukų, tai paėmiau lašinukų tokį gabaliuką. Čia labai paprasti sūdyti lašinukai, toksai siauras gabaliukas, man bus pats tas. Tada paėmiau tokią dešrytę, irgi čia labai mėgsta mano dukrytė, tai aš jį kartais duodu. Ne dažnai iš tikrųjų, beveik niekada mes tų dešrų neperkam, bet šiandien, kai užėjau, pamačiau, galvoju, reikia paimti. Ir paėmiau tokių dešrelių medžiotojų. Čia, kai nėra laiko kažką gaminti, tai tiesiog jų išsivirt. Ir buvau žuvies krautuvė. Paėmiau tokį kaip vyniotinis dabar labai populiarus TikTok'e. Ukrainoje, man rodos, ten dažnai jį atrodo. Tai šitas gabaliukas kainavo
9 eurai. Kosmos. Tai man atrodo, kad nelabai čia verta, bet vis tiek paėmiau čia 4 žuvytės. Bandysim, ragausim. Ir dar paėmiau sūdyto upėtakio gabaliukus. Tai jau buvau paslėpus. Va. Nu, tiesiog sumuštinukam, kad būtų namie. Tai va. Tai tokie mano pirkinukai. Ai, ir dar pasiėmiau siuntą iš Zara Home. Tai nežinau, ją ir dabar parodyti, nes aš kažkaip noriu padaryti tokį video pirkiniai namams iš Temu, AliExpreso ir iš Zara Home. Tai nežinau, parodyti dabar ar geriau parodyti tam kitam video. Aš pagalvosiu. Vis dėlto pagalvojau, kad nelabai turiu ką aš jums parodyti šitame vloge, tai parodysiu savo pirkinukas. Užsisakiau tik tais 3 daiktus. Kažkaip vieną vakarą man taip jau liūdna buvo iš to nuovargio ir negalėjimo miegoti. Pradėjau žiūrėtis ir nusprendžiau, kad noriu kažką nusipirkti, palepinti save. Tai nusipirkau štai tokį dėklą stalo įrankiams, noriu pakeisti į naują. Ir taip pat 2 lėkštutės. Tai viena va tokia, labai įdomios tekstūros, tokia labai maloni, bet to pačiu turi tokį šerpetojantį dugną. Ir štai tokios formos pietų lėkštė. Nežinau, man jos taip patinka, tokios stilingos atrodo, neįprastos, bus visai gražu nuotraukoms. Aš jau įsivaizduoju, kaip aš šitą didesnę lėkštutę dėsiu, ten kokį keptą kiaušinį, avokadą, skrebutį. Nu, manau, labai fainai bus ir labai pasižiūrėkite, koks gražus dugnas iš kitos pusės. Na, o dabar merginos einu tvarkytis, pas mus penktadienio vakaras, aš labai noriu sutvarkyti virtuvę, nenoriu jos palikti purvino savaitgaliui, nes po to žinot, kai būna atsikeli ryte ir tiesiog jau nėra jokios motivacijos, nuotaika prasta, tai vad, kad būtų rytoj gera nuotaika, reikia šiandien susiimti ir padirbėti, nors pasakysiu nuoširdžiai, jėgų 0, tiesiog 0. Vyras išvažiavo pabūt vyriškoje kompanijoje, išleidau aš jį pailsėt. Na, o pati kimbu į darbus, susitvarkau, guldysiu vaikučius miegoti ir labai tikiuosi, kad šiandien bus pas mus rami naktis, kad mažylis miegos, kad jam nieko neskaudės, nes visos šitos dienos, o tiksliau naktis buvo man iššūkis. Tiksliau dienos buvo iššūkis, nes naktį dar kažkaip aš ištverdavau, bet pavyzdžiui po to dieną man būdavo labai sunku, apie pietus aš jau norėdavau nežmoniškai miegoti, o miegoti negali, nes vaikas ir toliau prastai jaučiasi, jis pats prastai miega, būdinasi kas 10-15 minučių ir tiesiog tu turi visą laiką būti budri, nuraminti jį, paguosti, tas tikrai vargino. Na, o mano virtuvėje, tai žinokit, visą laiką vienas ir tas pats, indaplovė, indai. Žinot, ką aš pastebėjau, kad dabar, kai esu su mažyliu namie, vaiko priežiūros atostogose, tai indai labai stipriai susidėvi ir labai greitai. Anksčiau kažkaip, tikrai ne taip greitai, o dabar, kai aš pastoviai ten turiu kažką kepti, kažką virti, kažką daryti, aš matau, kaip tos keptuvės visos kažkokios tai nupepusios, visi tie puodai, labai norėčiau atsinaujinti. Mama kažko užsiminė, liktais nori man gal kalėdoms padovanoti kažkokį tai naują puodų rinkinį, tai nežinau, jeigu tai būsiu labai jai dėkinga, nes iš tikrųjų norisi man jau atsinaujinti. Čia bandau užsiplauti savo kaitlentę, irgi labai sunkiai plaunasi. Pas mane anksčiau, kai mes gyvenome vyro tėvų namuose, buvo tokia lygiai pati, tik balta. Tai jos priežiūra buvo žymiai lengvesnė. Juoda, jinai visą laiką tuos turi kažkokius tai užslėptus purvus ir tu kai valai, tau atrodo, kad tu jos išvaliai ir jų nesimato. Bet va dabar aš kai žiūriu per kamerą, atrodo, kad aš iš vis nieko nenuvaliau. Reikės man grįžti prie tos kaitlentės ir ją dar kartą gerai išplauti. Čia aš jau plaunu kriauklę, praustuvą tą. O jau tikrai čia jau man jau viskas, jau norisi greičiau į lovą varyti, bet dar greitai to nebus, nes reikia mažyliui padaryti arbatos, reikia mažylį nuprausti, reikia dukrą priversti, dantis išsivalyti, nusiprausti, užsidėti pižamą.
tas vakaro rutinos, tai aišku yra atskiras vos nedarbas, nes visą laiką, žinot, tokios biškiai įtampos yra, nes vaikai, jie yra vaikai, jie vakarais jau ten miegoti nenori, jie įsižaidė, tėvai namie, tėvai jau atsipalaidavę po darbų ir jie tą jaučia ir nori daryti kitus dalykus, o ne eiti miegoti. Taip pat išsiploviau savo naujienas, palieku džiūti, darau, kaip jau minėjau, arbatą mažyliui ir jau einu tvarkyti svetainės. Pereinu aš į svetainę, čionais jau kažkiek mažiau darbo, tiesiog pledukus sudėti, žaislus kai kuriuos surinkti, viską sukelti ir po to tiesiog paleisti roboto siurblį ir eiti jau pagaliau į viršų, jau tenais prie kitų dalykų. Taipogi šiandien pas mane visą vakarą vaikai žiūri filmukus, nes aš tiesiog neturiu jėgų, man reikia viską pasidaryti ir aš jau čia nebekovoju, tikrai taip nėra, aš mažylių iš vis jų nejungiu praktiškai, dabar tik kai sirgo jungdavau, nes būdavo momentų, kada jis tikrai labai verkdavo. Vyras šiandien su dukra padarė tokį mažą projektą, perdažė IKEA's namuką, nes mergina buvo jį užspalvinus, apsiverkė, kad jis buvo spalvintas. Tai va, tai su tėčiu perdažė. Toks gavosi rezultatas. Man tai va, kartu dažė, tai va taip. Viskas, mano virtuvė yra švari. Išsiploviau savo naujienas. Oi, mergaitės, kaip aš pavargau. Taip sunku, kada vaikas serga, tiesiog nėra energijos niekam. Išsijungsiu tas lemputes, reikia čia kažkaip kitaip jas perdėti, aš čia bet kaip jas numečiau. Viskas. Čia švara tvarka, čia kaip visada kėdės sukrautos. Paleisiu siurblių robotą ir rytoj atsikelsim, bus labai faina, šviežia ir išsiurbta. Viskas, mergaitės, ate, iki kitų susitikimų.